drįstu paklausti gerbiamos vidaus reikalų ministrės. Gerbiama ministrė, Skuodo savivaldybės ir jos gerbiamo mero Stasio Gutauto gavau laišką ir dėstami tokie nuomonė, kad saugos įstatymas priešgaisrinės tarnybos 9.1.225 projektas vertinamas kaip keliantis grėsmę visuomenės saugumui bei finansiniai geroviai dėl neatskleisto ir bereikiamų finansavimo paliekom pagrindinio projekto rengėjų tikslo priešgaisrinių pajėgų reformos. Taip pat paliekama savivaldybių gyventojus, paliekame jų turtą be reikiamos ir operatyvios pagalbos. Taigi esminis projekto tikslas, kaip jie supranta ir daug kas taip komentuoja, kad turbūt yra sumenkinti savivaldybių priešgaisrinį pajėgų statusą ir reikšmę priešgaisrinės saugos sistemoje. Vietoj 2 lygių valstybinės ir savivaldybių palaipsniui sukurti vieno lygio valstybinę priešgaisrinę sistemą, to atvirai visuomeniai ir ugniagesiams nedeklaruojant dėl galimų neigiamų pasekmių visuomenės saugumui. Jeigu galima, būčiau dėkingas, kad pakomentuotų. Gerbiamas kolega, ačiū už klausimą. Pirmiausia, turėčiau pasakyti, kad šitas projektas šiuo metu yra derinimo stadijoje ir atkreipti dėmesį, kad jį parengti paskatino tai, kad buvo valstybės kontrolės rekomendacijos. Ir esminiai dalykai, kas šiame projekte yra siūloma, tai yra norima įvesti kriterijus komandų išdėstymui, nes gyventojų skaičius keičiasi ir labai svarbu, kad tas atstovavimas ugniagesių būtų tolygus. Taip pat suteikti mūsų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento daugiau įgaliojimų, tai yra tiek tikrinant pareigūnų kvalifikaciją, tiek jos apmokant, nes šiuo metu, kaip suprantate, turime 2 sistemas ir jeigu kalbėti apie priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento visą mokymų bazę, tai tikrai yra aukščiausio lygio, o kalbant apie savivaldybių lygmens pareigūnų parengimą, šiandien to negalima pasakyti ir šiuo atveju yra svarbiausias dalykas žmonių saugumas. Žmonių saugumas ir žmogui visiškai nesvarbu, kurio lygio pareigūnai atvyksta, svarbu, kad jie būtų kvalifikuoti, vienodai pasiruošę aprūpinti reikiamą įrangą ir apsaugos priemonėmis. Ir trečias aspektas, dėl ko yra nuogąstaujama. Čia taip yra siūloma savivaldybėm pačiom nuspręsti, jeigu jos norėtų, tarkim, ir jungtis į vieną sistemą. Tai nėra jokia prievarta, nes mes turime tikrai dabar keletą savivaldybių, kurios yra jau dalyvaujančios bandomajame pilotinėme projekte. Tai yra Radviliškis, Molėtai ir Druskininkai, kurie patys nusprendė ir tikrai yra daug naudos. Pareigūnai gauna didesnį darbo užmokestį ir aprūpinimas geresnis. Manau, yra abipusė nauda tiek gyventojams, tiek patiems pareigūnams. Tai noriu dar kartą pabrėžti, kad jokios prievartos priverstinio vertimo nėra, bet noriu paprašyti vieno dalyko, kad svarbiausias dalykas yra žmonių saugumas. Ir suprantu, nuogąstavimai kartais būna konkrečių žmonių dėl savo galbūt pareigų, perspektyvų, bet žiūrint į tą, kai mes darėme visą pilotinį projektą vienoje ar kitoje savivaldybėje, tai nebuvo atleistų pareigūnų, kurie dirbo savivaldos lygmenyje. Visi yra tikrai patenkinti ir rezultatai yra geri, tai tikrai nebijokit. Ir manau, kad perspektyvoje vis tiek ateis laikas, kai turėsime sujungti sistemą į vieną.